Labas rytas. Aš jau nenufilmavau, dar išgėriau tokių čia kaip vitaminai, Tai va, dabar einu valytis dantis. Reikia dar prasidžiovint plaukus, nes tokie kaip ir, tipo vis tiek drėgni. Tai reikia prasidžiovint. Tai jau plaukus įsidžiovinau, liko tik tais pasidažyti ir apsirengti. Tai jau persirengiau, kremą užsidėjau ant veido, ant lūpų vazeliną. Liko tik tais blakstienas, manau, pasidažysiu ir gal biškį konsilerio užsidėsiu, kur reikia. Tai žodžiu, pasakysiu maždaug šiandien planus. Labai daug kaip ir nėra, bet, tipo vis tiek. Tai pirmiausia susitiksiu su savo draugė Patricija. Kai lankiau vaidybą išlaisviną, aš ten su ja susipažinau, jinai tokia gera draugė, aš jums negaliu paaiškinti, kiek jinai gera draugė. Ir galvoju, kad mes seniai jau matėmės, tai tiesiog pasiūliau susitikti. Tiesiog pasivaikščioti, pasikalbėti, kaip jai sekas, kaip man. Ir tada jinai man atsiuntė tokį pasiūlymą, sako, yra kur galima filmuotis, o aš, kadangi man patinka filmuotis, tai sakau, davai, pabandom. Tai žodžiu, susitiksim iš pradžių su ja, nes aš, jinai ir dar viena buvusi draugė bandys, kaip pasakyti, bandys būti pasirinkta tam vaidmeniui. Dar yra ir kitų žmonių, kurie irgi nori tą vaidmenį atlikti, tai ne vien mes, tai iš tikrųjų bus sunku, bet iš pradžių tiesiog mes susitiksim su Patricija. Jinai mane nufilmuos, nes aš turiu apie save maždaug papasakoti, nufotkint mane ir ir ten iki kažkurios dienos nusiųsiu ten viską, žodžiu. Ir žiūrėsim, ar gausiu tą vaidmenį, ar ne. Aš nežinau, ar galiu sakyti tą vardą. Maybe. Nežinau. Liko 19 minučių susiruoš, tai sakau, man liko tik blakstienos ir gal biškį konsilerio kažkur užsidėsiu. Ir tada gal kokį TikTok dar padarysim. Bet labai norėjau padėkoti jums už tokius gražius komentarus. Aš taip, negaliu, kai jūs parašo tokius gražius komentarus, man taip gera. Labai džiaugiuosi, kad jums patinka video, nes aš iš tikrųjų būčiau ir seniau gal kėlus video. Aš nuo pat mažens filmuodavau save tiesiog, tai man tai, kad aš galiu filmuoti ir kelt ir jums patinka, tai labai džiaugiuosi. Tai paslaptis į mano gražias ir ilgas blakstienas yra tai, kad aš pirmiausia su retikliu užsirečiu blakstienas, tada užsidedu tušo, laukiu, kad biškį padžiūtų, tai per tą laiką tiesiog kažką kito ant veido pasidažau ir tada, kai biškį padžiūna, su šitu retikliu vėl užsirečiu ir jeigu reikia dar biškį su tušu. Ir tada tiesiog labai ilgai išlaiko blakstienas užriestas ir gražias. Ir dabar tai dar tik tai sužiūrėčiau ir padažiau. Bet dabar eisim tą konsilerį ir kažko užsidėti. Parodysiu iš tikrųjų, kokį serumą naudoju. Čia nebus reklama, bet tiesiog, kad gaunu gerų komentarų, kad tikrai ilgos dabar blakstienos mano. Tai ką aš darau, kad tokios ilgos. Tai aš galėsiu parodyti. Man tikrai vienas serumas labai padėjo. Ir tikrai palyginus. Pas mane būdavo mažytis blakstienos, dabar jos žiauriai ilgos. Ir dar šitas tušas irgi, kur naudoju, jis irgi pailgina blakstienas. Tai, sakau, čia nėra reklama, bet naudoju tokį tušą. Žodžiu, so this is the fit. Reikia dar užsidėti apyrankę Austėjos, kur man padovanojo. Ir reikia čia įsidėti visko. Tai žodžiu, turim raktus, turim ausinės, čia yra mikrofoniukai, bet aš jaučiu juos išsimsiu, kad tiesiog būtų daugiau vietos. Look, it's so beautiful. Gerai nesimato per kamerą, bet aš ir skubu iš tikrųjų, tai
Gal ir užsidedam užsidėjom tokią grandinėlę šitą ir dabar dar pasipurkšim Valentinų. Ir jau turiu skubėti. Bye bye. Žodžiu, mane vairuotojas taip sunervino, aš negaliu. A ne, aš turiu išlipti 9 forto gatvę. Ten grinai taip ir vadinasi. Ir jis toks sako, tai tu ten ir išlipsi? Sakau, nu taip. Tu ten išlipsi? Sakau, nu taip. Žodžiu, spaudžiu jau, kur turiu išlipti. Paspaudžiau, pravažiavo. Paskui sako, ai, tai čia tave reikėjo kažkur išleisti, ne? Nu tai va aš čia kažkur tave išleisiu. Dabar aš turiu belekiek eiti, o mano autobusas jau toj atvažiuos. Visą laiką, kai kažkur išvažiuoju, turi kažkas atsitikti. Actress, I would nesąmonė, kamas for a one year old, aš dariau for a one year, jau? Palauš! Aš tave pafilmuosiu, gal į vlogą kokį Gerai. dėsiu. Aš čia negaliu, kai mane dėva. Old girl, kodėl aš sakau girl? Hi, my name, kodėl aš sudvėjau? Aš tave Palauk! Papasako, ką mes šiandien veikiam. Nieko. Oi, gražus dviratis berniukas. Nefilmuok, prašau. Hi, my name is... Look Hello. Čia man labai padėjo jinai nufilmuoti, nežinau ar galėsiu nusiųsti dar, nes atrodau, kai kažkokį, nežinau, nedamiegojus 100 metų. O tu bent nenori pasakyti, ką mes filmavom? Aš sakiau, Ai. nu ten vaidmeniui, aš nežinau, ar galiu sakyti vaidmenį. Ne. Vaidmens nesakyk, bet žodžiu, vaidmeniui kaip prisistatymą, kaip jinai nori pretenduoti į vaidmenį. Žodžiu. Jo. Prifilmavom ant tiek, kad man atrodo nebebus vietos pas mane camera. Ir žodžiu, dar suplyšo man džinsai. Į tokią didžiulę skėlę, kad jūs patikėtumėt. Tai jau grįžau namo. Pasišilčiau, valgysiu, taip noriu, nes aš 2 pusryčius valgiau ir aš valgiau noriu. Tai dabar pavalgysiu, pažiūrėsiu televizorių ir tada nežinau, tiesiog ilsysiu. Tai žodžiu, parodžiau mamai, kaip nusifilmavau ir reiks perfilmuoti, nes iš tikrųjų labai blogas apšvietimas. Nežinau, kaip man nusifilmuot. Kas mane nufilmuos. I don't know what to do. Hey guys. Šiaip turėčiau jau dabar išeit, bet aš nufilmau žodžiu dabar. Ta video, kur vakar nepavyko, nes ten buvo bloga kokybė. Aš jums būsiu įdėjus tenais, kaip ten kiek nesigavo. Ne, aš realiai kiek nesigavo, aš jums... Nu, aš jau ištryniau visus, realiai tai negaliu parodyti. Suriukas. Bet... Guys, how do I look? Do you love it or do you not love it? Oh yes, Russian mommy. Russian mommy, who? Russian mommy. Oh, How do you look? She looks stunning. Wait, I need to put you somewhere. Wow. Now this is what I'm talking about. Ne, man atrodo, kad man reiktų kokios rudos. Kaip čia yra tokia juoda. Čia tokia juoda labiau. Kaip tavo plaukų spalva, ruda juoda. Imtų šitą, man duok man šitą pasižiūrėk. Tavo sunkesnė biškė. Bet tavo... Ne, kaina tokia pati. Matching with my hair. Aš su to man labiau to patinka, su to labiau įtinu. Ne, man žinok, man ir šitą tinka. Slay bitch.
Man šito labiau patinka. Tai yra ta labiau patinka. Jo, tau. Nors ir šitą gėdą. Va taip užsisekšius. Žiūrėjom, papiai. Ruda. Ne, čia ne ruda. Man tai Nu, čia noriu ruda. tokią... Nežinau, kaip pasakyti. Kaip tavo šokoladų tokią. Nu, jo gal. Ne, man va šitą jau labiau, šito labiau. Tokia. Kur namų darbai ne? Nepadariau. Kodėl? Pirkau Porsche. Porsche. Man reikės išeiti nuo šūbų užsisakyti. Damn, guys. Stop glazing me. Ne, aš noriu šūbos, man taip tinka šūba. Ką tu? Kailiniai, kailinukai. Noriu walk. Mėsiu visom prasmėm. Bet šilta. Grinai, cieta buvus taip šilta. Čia mūsų nėra. Tiesiog pasimt namo. Taip, aš jos noriu. Čia mano. Žodžiu, jau išlipau. Biški reiks daugiau paeiti, nes aš nespėjau į tą autobusą, kuris mane toliau paveža. Tai žodžiu, buvo toks ane dalykas. Eina šit. Aš tiesiog būna ten draugiam kokiam nufilmuoju, ten Snapchat'ą, kažkas tokio. Ir žodžiu, kamerės, ne, aš išsiunčiau per Snapchat'ą į tą, kur gali matyti friends only, bet, nu, ne public, žodžiu. Tai bent jau tiek. Ir netyčia gavosi. Ir peržiūrėjau kokie 2 žmonės, tai gerai, kad man Austėja, mano draugė, pasakė, sako, tu tikrai čia, tipo, čia tik keliam išsiuntei, ar kaip? Ir aš tokia, ką? Nu, visiems pasitaiko šiaip tais, jeigu ką, tai jo. Tai žodžiu, parodysiu savo pirkinius, vienas iš jų parodysiu. Oh my gosh, aš taip excited. Aš tai tokią norėjau viso kombenzono. I don't know if you can see, but yeah. Dar turi kišenės. So good. So happy. Ir tada dar nupirkau mano skėtį iš H&M, nes man jau reikia naujo, nes tas sulūžęs ir cypia, tai... Tada dar tokius džinsus, nes mano mėgstamiausi suplyšo. Ir jau jiems ant šakės. Tokie. Dar nupirkau advento kalendorių. Anie metai buvo pirmi, kai aš neturėjau. Ir tiesiog, nežinau, kažkaip tas anais metais gruodis buvo toks visiškai nekalėdinis. Realiai net nepasidžiaugiau tom kalėdom. Tai vat šiais metais reikia pasidžiaugti. Ir bus tikrai, žinau, kad gruodžio ten pabaigoj. Nu, prieš atostogas, kad bus pižamų diena, tai su šitu tikrai eisiu. Tai žodžiu, tokį kalendorių, man atrodo, šitą jau turėjau. Tai darinėsim kiekvieną dieną. Jo. Tiek. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite būtinai pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Ciao.